Turiu multimetrą. Tokį užtrumpinsiu. Reikia atlikti ridos korekciją. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad prenumeruojat. Galvojau, per naktį susapnuosiu, ką nors labai gudraus. Nieko gudraus nesusapnavau. Tai teks kažką galvot. Na ką tik įkėliau seriją. Jūs jau tikriausiai ją žiūrit. Ir nubėgau iki paštomato, nes ką tik atkeliavo siunta. Niekada neturėjau reikalų su tokiais bairiais. Įsivaizdavau, kad beveik dvigubai mažesnis bus. Battery packas. Made in China. Warning, do not touch the battery contacts. Do not disassemble the battery. Do not use or store the battery in extreme temperature. Kam 8 V čia rimtai jau pavojinga? Veiktų savo, ta prasme. Aš nepasiruošęs tokia įtampai. Spėkit, kas čia? Dar viena tokia pati nesąmonė. Kadangi visas tas drandulėtas bus žiauriai sunkus, nors ir važiuos žiauriai mažų greičių, lėtaeigis toksai bus. Bet, kažkaip aš pagalvojau, kad tokį sunkų metalo gabalą išjudinti reiks daug energijos. Tai pasiėmiau 2 batarkės. Volto supportas parašė. Užsisakiau iš Azerų kebabą. Įsidėjau papildomą lavašą, papildomą padažą, kad ten sausai nespringti tais kebabais ir ryžiais. Maisto kokybė paskutiniu metu mane liūdina. Višta būna perdžiūvus kažkokie tai, daržovės nebe tokios skanios, tai įsidėjau daugiau padažo ir lavašo. Atsidarau, nei papildomo padažo, nei papildomo lavašo, gal grąžins biškį šaibų. Čia yra maitinimo blokai, geras, prasme, pakrovėjas. PM4 voltai. PM4 voltai, tai čia dar baisiau. Čia tai dabar reiktų, kad ugnius būtų, jis ten lėktuvėlius, malūnsparnius, visokius mašinytės tenai konstruoja, varinėja, žino, ta prasme, kiek čia tų voltų. Aš turiu šitą, šitas tinka į šitą ir galiu pakrauti, nes jas turbūt nepakrautos. Turiu multimetrą. PM2 voltai, lygiai. Lygiai PM2. PM2,6. PM4. Galima pabandyti pakrauti, pažiūrėti, ar krauna. Čia kažkokia lemputė va yra. Nakčiai tai palikti krauti tikrai negalima. Instrukcijai parašyta, instrukcija, prekės aprašyme parašyta, kad čia jau tipo turi BMS tą batarkę. Ta prasme, jau viską valdo, jungi prie variklio. Mes šiandien galim prijungti prie variklio, pažiūrėti, ar sukasi. Čystai. Gerai, čia turim žalią lempukę. Kurią čia batarkę? Šitą pabandom, ne? 3-2-1, raketa. Raudona. Gerai, pažiūrim. Voltus. Tokį užtrumpinsiu. PM2,7, PM2,8. Kraunasi. Gerai, biški čia su priežiūra paliksiu pasikraut. O tada prijungsim prie motarą. Pažiūrėsim, ar gazuojasi. Mačiau, kad truputį žiūrit seriją, žiūrit ir spėliojat. Nuspėliokit. Padariau laikiklį motorui. Nepatenkintas aš esu. Paskui gal parodysiu, kas ten blogai. Bet čia pabandymui. Sutrumpinau grandinę kažkokiu būdu. Nežinau, čia prasukau. Taip traška. Nežinau, turi čia taip traškėti, neturi. Sujungiau tas 3 fazės. Tiesiog su varžtais ir užizoliavau. Prijungiau šitą rankinėlę su 2 jungtim. Ir sujungiau patį kontrolerį su varikliu. Dabar bandysiu prijungti bateriją. Kiam 8 voltai. Čia, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas, buvau užizoliavęs. Aš tiesiog prijungsiu šitą prie šito. Kiek esu aprašymus apie šitas fiškės skaitęs, kad tipo kibirkščiuoja prijungiant. Reikia neišsigąst. Turėtų nieks čia neužsidegti ir nesprogt. Ir jeigu nieks nesprogs, tai bandysim čia kažką tai įjungti ir pagazuoti.
Pasiruošę. Viskas dabar, kaip suprantu. Oba. Yra, gerai. Kas toliau? Čia dabar ant 0 nustatyta. Gerai, aš bandau dabar gazuoti. Aha, užsikirto. Perjungiam. O, Jėzus Marija. Eik tu sau, kaip daužo. Čia galima taip švelniai. O. Ašies kreivumas yra neišpasakojamas. Nu gerai, čia kažkelintas greitis. Čia. Čia man atrodo greitesnis. O, čia gal lėčiausias. Ne taip čia ir greitai, gerai. Biškai aš dėl to pergyvenau. Tai čia yra. Gerai. O čia. Oi, ne šitas. Vienetukas. Tai vienetukas yra iš tikrųjų pats greičiausias. Nuliukas yra vidutinis. Dvejetukas yra pats lėčiausias. Ok, tai čia gal tą jungiklį reikia tiesiog va taip įkišt. Ir gal tada čia yra trečias, tai yra antras, nu, trečias žodžiu. Šitas. Ok. Gerai, tai baterija veikia, kontroleris veikia, variklis veikia. Ašis yra žiauriai kreiva. Aš specialiai pirkau detalę naują, kad būtent to išvengti. Pabandom dabar biškį pakelt jį į viršų ir uždėti ratus, pažiūrėti, kaip su ratais suksis. Nu, akis. Kovo pradžia, už vartų pavasaris, aš toliau dirbu su rėmu. Dabar jisai praktiškai visas yra išardytas, liko tik tai va šitas priekinės stebulės. Yra pasikeitimų, pašalinau strypą, kuris ėjo per vidurį, jisai čia nereikalingas, jisai nieko mums tenai daug nepadeda, tik tai trukdo, tai jį, žodžiu, išpjoviau. Pats rėmas jau pakankamai darosi tvirtas, kažkokiose vietose dar sutvirtinsiu, bet tas strypas šiuo metu nereikalingas, per jį planavau vesti stabdžių žarnelį, bet ten yra niuansų ir stabdžių tą visą liniją reikės perdaryti, bet čia jau kitoj serijoje. Kokie dar pasikeitimai atsitiko? Tai suvirinau roll cage'ą šitą, nu kaip roll cage'as, kaip čia vadinasi, žodžiu, nuo apsivertimo. Kažkas važiavo. Kažkoks storulis sugalvojo nemokamai prisiparkuoti užstatė vartus ir išėjo. Buvo pagautas ir pamokytas. Tai va, kur mes baigiam? Padarytas šitas dalykas, jisai ir funkciją atlieka. Kai vaikas sėdės, tai čia dar truputį pasidarys aukščiau ir, žodžiu, turi apsaugoti makaulę.
jeigu apsiverstų, bet beveik nerealu, bet saugumas pirmoje vietoje. Be to, čia atkartos ir kėbulo linija, automobilio kėbulo linija irgi panašiai, na va taip. Sutvirtinau šitą galinę dalį, toks va X-as. Kaip pirmą kartą darant, tai manau, kad labai neblogai gavosi. Storas vamzdis, ten remiasi, čia susikerta, čia remiasi ir žodžiu visą tai sustiprina. Galinę ašį laikys, kaip ir prieš tai buvo numatyta, šitie ploni, bet čia va tokį T formos sustiprinimą irgi padariau. Dabar mažiau bus laisvumo, daugiau stabilumo. Tai yra tikrai svarbu. Čia yra mano ir Ugniaus suprojektuotas variklio laikiklis. Žodžiu, idėja 10, atlikimas 4. Šitoje pusėje virinau ir baigėsi suvirinimo vėla. Tada nuvažiavau į Ermitažą nusipirkti vėlos. Pažiūrėkit, kaip nauja vėla virina. Viską bandžiau čia sureguliuoti ir panašiai. Čia su virinimu nepavadinsi. Paskui nusipirkau jau geresnės vėlos ir pratęsiau kitus suvirinimo darbus, bet čia taip ir nesutvarkiau. Bet čia ir nežinau, ar tvarkysiu, gali būti, kad reikės nupjauti ir perdaryti šitą dalyką, bet kol kas čia nieko neužbaiginėjau, dėl to, kad ir taip čia per daug prisivirinau, reikėjo tiesiog prisitaškuoti. Erikas man atsiuntė kažkokį geresnį planą, kaip reikia daryti, dar nepažiūrėjau. Pažiūrėsiu ir galbūt šitą vietą perdarysiu. Priekį reikalai, pabiškai pradedam judėti priekį, todėl kad noriu turėti vairą. O vairavimo mechanizmas kol kas neaišku, kaip atrodys, dėl to, kad neaišku, koks bus stabdymo ir gazavimo mechanizmas. Ir čia jau va toks va yra. Čia turim stabdžių cilindriuką, bakelį. Ir va toks va pedalas. Jis yra ant tokio sriegio uždėtas. Sriegis prisuktas. Čia yra veržlė tokia ploti. Ir tiesiog metalinis kampuotis. Ant to metalinio kampuočio jau darysiu tokį gražesnį aliuminį pedaliuką. Praplatinsim šiek tiek. Kaip ir va taip atrodo. Čia prisisuka. O čia kol kas labai dar neaišku, nes kaip prisimenat, man iš gazo rankenėlės reikės perdaryti gazo pedalą. Tai čia pats tvirtinimas lygiai toks pats. Toliau nelabai galiu daryti, dėl to, kad nežinau, koks ten ta elektroninė dalis, kaip jinai veikia ir kaip čia reikės pasielgti, kad ją perkelti čionai ir kad jinai veiktų. Tai čia didelis klaustukas, kaip bus, pažiūrėsim. Tuos kampuočius pasirinkau dėl to, kad jie turi skyles ir jeigu žiūrėt praeitą seriją, aš aiškinau, kad čia yra automobiliukas skirtas vaikui, bet turi tikti ir man. Mano kojos ilgesnės. Šito mechanizmo idėja tokia, kad jis bus reguliuojamas. Kai vaikas sėdės, reikės jį pastumti į automobilio galą, o kai aš atsisėsiu su savo ilgom kojom, jisai turės pasistumti maždaug iki čia. Nu ir žodžiu, padarysim tvirtinimo kažkokius tai taškus. Čia atsisuks, pasistums, ten prisisuks ir viskas toliau veiks. Todėl čia dėsiu ne tą armuotą žarnelę, o guminę žarnelę. Reikės ilgą žarnelę nusipirkti. Šiandien jau nespėsiu, nes jau užsidarė parduotuvė. Tai nusipirksiu ilgą žarnelę. Jinai eis iki kažkur, tai tarkim iki čia. Prisitvirtins čia. Ir nuo čia jau eis varinis vamzdelis. Varinis vamzdelis eis per visą rėmą iki pat galinės ašies. Prie galinės ašies vėl guminė žarnelė ir pasijungs į suportą. Toks planas. Manau, kad viskas suveiks. Tai va, tam, kad dabar šitą mechanizmą galėčiau pritvirtinti ir jį konstruoti toliau, man reikia prasilginti rėmą į priekį. Reiškia, dėsiu čia turbūt va tokį keturkampį vamzdį. Tai šiandien tą noriu padaryti. Ir šiandien geriausia būtų, jeigu dar spėčiau padaryti lango rėmą. Reiškia, čia tas A-pillar, tada viršutinė dalis ir vėl tas A-pillar. Turėsim langą. Su langu norim išlaikyti tą automobilio originalumą, reiškia, reikės man atsimatuoti kampą ir pagal tą kampą padaryti, atsimatuoti vietą, kur tas langas prasideda, kur viršui baigėsi, žodžiu, ir panašiai. Tai bus matavimo, braižymo, darimo, perdarimo. Tai va, važiuojam toliau, darom.
Mums reikės tokių dviejų. Pjaut man dar reikia išmokti. Pjaunu grybą. Du keturkampiai vamzdukai pagaminti. Dabar juos reikia privirinti. Nu, va tokia va konstrukcija bus, kadangi pedalų dėžė dėsis ant šito, o šitas vamzdelis yra ganėtinai plonas, plonesnis už šitą, mums jį reikia truputį pakelti, tam, kad būtų daugmaž lygų su paviršium. Tai tiesiog pasikišau visur varžtelių ir šitą konstrukciją pakilo, įsidėjau tokius vakampuočius, kur nusipirkau, pasimatavau maždaug tiksliai čia viskas, pagal mano tolerancijas puiku. Dabar reikia užsidėti keletą taškų, prisitaškuojam, pasižiūrim, kiek ten kas nukrypo, jeigu nenukrypo, suvirinsim, važiuojam. Pamiršau pasimatuoti vieną dalyką. Pasakiau, kad viską pamatavau, bet ne viską pamatavau. Kur lėti? Nugrybauta yra konkrečiai. Ai, ne, iš akies kažkaip pataikiau. Kaip taip gali būti? Kad suvirintoje esat, tai turbūt iš garso girdit, kada gerai virina, kada blogai, ne? Nice. Čia. Labai gerai. Dabar viską apvirinsiu. Jūs suvirintojo skydelio neturit, tai jums į suvirinimą žiūrėti reiktų mažiau. Tai dabar be kameros viską suvirinsiu, parodysiu, kaip gavosi. Nu va. Suvirinimo šaltinę rodysiu, nes biškį vyko čia reguliavimai. Ir iš karto čia pradėjo viskas virintis, bet suvirinta laikosi. Štai turim prie ko pritvirtinti mūsų pedalus. Vidurinę poziciją, sakyčiau, galima dar truputį prailginti. Čia ir čia tada prisisuks. Arba pati trumpiausia, tada prisisuks čia ir čia. Reikia sugalvoti, kur dar šitą dalyką panaudoti. Tvirtinimo taškų reikės pasidaryti dar kažko, kur kažką gali atsukti, prisukti, nuimti, uždėti. Geras dalykas, jėga. Ir tų patronų dar turiu skirtingo dydžio. Tai gerai, važiuojam. Panašiai kaip ir norėjau. Norėčiau tik turėti mažesnės pėdas. Tada jos mažiau užimtų vietos. Ir čia labai lengvai tilptų vairavimo mechanizmas. Bet dėja, kojos yra tokios, kokios yra. Ir su vairo mechanizmu teks paimprovizuoti. Nereali sėkmė nusišypsojo mano gyvenime ir šiandien aš važiuoju su šituo DS5. Koks vairas, koks salonas, kokie mygtukai. Kaip pavaros persijunginėja. O taip, bėgiai jungiasi. Dėžė robotas, jeigu nori atgal važiuoti. Laikrodis koks laikrodis. Kai sustoji, reikia įjungti neutralų, traukti rankinį, užgesinti automobilį, o jeigu neišsiimi rakto, nedaro. O va, nieko nėra. Tai va, atsivežiau detalių. Einam žiūrėti.
Nusipirkau 2 skirtingas stabdžių žarneles. Vieną nuo Toyotos, kitą nuo 4 Golfo. Nežinau, net ar jų sriegiai tokie patys ar ne. Man nepatinka tos šlangutės ilgis, kurią aš nusipirkau. Ir tai labai riboja laisvę, kaip aš galiu ją pravest. Todėl nusprendžiau naudoti 2 guminės žarneles. Vieną priekį prie pedalo, kitą gale prie suporto. Ir tarp jų naudoti tiesiog varinį vamzdelį. Kokio ilgio reikės, nežinau. Tai nusipirkau 3 skirtingų ilgių. 1, 1,20 m ir 1,50 m. Ane? Kam aš tokią trumpą pirkau? Nu, žodžiu. Tai va, tai prie šito prieisim gerokai vėliau. Dabar dar tam tikrai nelaikas. Laikas šiek tiek pavirinti. Čia kadangi virinti baigiau. Toliau virinsiu priekinio lango rėmą. Čia pasidariau tokią horizonto liniją. Tenai. Ir iš plastikinio vamzdžio pasidariau viršutinę dalį. Iš popierinės lipnios juostos pasidariau maždaug pagal kampą. Kaip čia turi atrodyti. Tai pasimatuoju matmenis. Ir tada gaminsiu jau iš metalo. Ir pabandysiu privirinti šitą konstrukciją čia. 11 jau. Tai dar šiandien noriu šitą padaryti. Ir važiuoti namo. Matmenys apytiksliai bus va tokie. Viršutinė dalis 5 cm, šonai po 32. Vidų tada apatinę dalį bandysiu įpjauti, truputį pakaitinsiu ir bandysiu lenkti ir tikiuosi, kad nesulūš ir atitaikysiu kampus ir kažkaip taip suvirinsiu viską. Planas toks, niekada taip nedariau, pasižiūrim ar gausis. Nusišnekėjau dėl matmenų. Vidurys 52, o šonai po 37, ten buvo senas matmuo. Pasitaisiau. Klausos apsaugos. Vienas pjūvis padarytas. Reikės gerai pakaitinti, kad nenulūžtų iš karto. Visada 9 kartus pamatuojat, 10 pjaunat. Ar aš taip padariau? Tikrai ne. Manau, kad mažas kampas. Jeigu ką, dar galima palenkti. Dabar reikia prisitaškuoti tiesiog šitą mano improvizuotą lango rėmą prie šito strypo. Ir kai tą padarysiu, galėsiu strypą stumdyti pirmin atgal. Langas jau kaip ir nepabėgs kažkur tai labai toli. Ir išgaudysim kampus, atstumus. Pitagoro teoremą galbūt netgi pritaikysim ir privirinsim jau tada apatinius tos taškus. Gerai, reikės suvirintojo skydelio. Akis. Ne, nu tai kur tau čia? Sujudėjo kas tai. Tarpas atsirado. Nu! Virink. Nu, gerai. Pritaškuota. Nu ką, dabar reikia stumti šitą strypą kažkur į galą ir prisikabinti čia. Tuo tarpu išlaikant šitą kampą. Šitą kampą, šitą kampą, šitą kampą ir dar kažką, apie ką dar nespėjau pagalvoti. Gerai, nu va dabar panašu. Na štai, padėti keli taškai suvirinimo ir vaizdelis maždaug toks.
Kažkas komentaruose spėjo, kad čia Tesla Cybertruck bus. Bet noriu parodyti, kad jau čia bus pirmoji tokia lenkta linija šito lango rėmo. Jis bus užapvalintas, tai jau ne Cybertruckas, jau kažkas tai kita. O kaip aš tą padariau, tai čia tiesiog įpjoviau visur, padariau daug įpjovų, šiek tiek palenkiau, dar truputį pasireguliuosiu, padarysiu, kad būtų simetriška ir visa kita, jis toks minkštas. Ir pradėsiu pabiškį taškuot, vyrint ir stengsiuosi išlaikyti norimą formą. Tai viršus bus toks, apačioje irgi bus panašus įlinkimas. Čia dar bus viena atrama, tai čia bus tokia fortkė vadinama. Tai automobilis su fortkė. Ir ką, čia dar kampas šiek tiek, kadangi nesu čia dar iki galo privirinęs jo, tai dar reikės labai gerai pasimatuoti tą kampą. Man atrodo, kad šita pusė yra labiau palinkus negu šita. Tai dar reikės truputį jį čia pastumdyti ir tada jau normaliai prisivirinti. Žodžiu, prisivirinsiu tas fortkės ir tada jau čia daugmaž viskas bus stabilu ir savo vietoje. Be 21. Tai laikas baigti darbus. Baigiu darbus, važiuoju ilsėtis. 2 vakarai per savaitę yra skiriami šitam projektui. Tai kiek per 2 vakarus spėju, tiek ir spėju. Tai labiausiai laukiu iš tikrųjų, kada pradėsiu saloną daryti ir elektros instaliaciją. Labai manau, bus įdomu ir man pačiam, ir gal jums kažką parodysiu. Suvirinimai jau biškiai atsibodo, bet galiu pasakyti, kad jie jau į pabaigą. Čia labai minimaliai liko suvirinimų ir netrukus... Kas toliau iš tikrųjų? Baigiu virint, reiškia turim karkasą. Jo, tai kai baigsiu virinti, išardau, nušlifuoju, nudažau rėmą, prasivedam stabdžius, vamsdelis ir 2 žarnelės. Ir... vairo mechanizmas, hebrytė, pamiršau. Tai viskas, reiškia, baigiu virinti šitą, kitoje serijoje gaminam vairą. Pedalai jau aišku, kur bus, vairo mechanizmas, stabdžiai ir po to, kai viskas bus nudažyta, galima bus surinkti variklį, bateriją, kontrolerį ir, manau, paskutinis dalykas gazo pedalas ir galima bus su jie išvažiuoti pasibandyti, kaip važiuoja. O kol kas tiek, serijos pabaiga ir pasimatysim kitoje serijoje. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad palaikinat, parašot komentarus, galit paspėliot ir pasimatysim kitoj serijoj. Čiau.